Sveiki, šiandien laukia sunki, ilga ir be galo varginanti kelionė į pavojingąjį Karakasą. Naktį sulūžęs transportas, kareivių patikros postai, šią kelionę atsiminsiu ilgai. O taip pat vaikštinėsime Karakaso gatvėmis ir susipažinsime su sudėtingu venesueliečių gyvenimu, jų valdžia ir nepriteklium. Nenoriu daug telefono traukti, nes gali būt, kad tu jo neteksi. Taigi iškart spaudžiam like, įsitaisom ir žiūrim. Fuego en mi alma, arde en mi pecho. Sveikučiai, laukiu dabar šalia savo viešbutuką autobusą, kuris veš 13 valandų. No te niegues, me tienes aquí. Fuego en mi corazón. Autobuso kol kas nesulaukia, bet pažinti tropinį lietų visada smagu. Net nesigirdi savo balso, koks stiprus lietus. Fuego en mi corazón. Mi amor por ti es puro fuego. Candela. Šiandien antrą kartą sugeda. Pirmą kartą Sreigis, antrą kartą autobusas. Tik šitas jau sugedimas nebe toks saldus. Nes naktis 13 valandų kelioniai dabar tenka dar autobusą remontuoti. Neįsivaizduoju, kiek valandų dabar tą autobusą taisys. Más amorosa. Na, šiandien kelionė autobusu tai visas įvykis turbūt. Pavyko naktį pasigauti autobusą. Nenorėjau stovėti ir laukti, kol sutaisys autobusą, nes kelias pavojingas, gali visko nutikti. Tai pavyko, kad važiavo autobusas tą pačią kryptimį kitas, tačiau apypelnis, tai lindau, bet miegoti neįmanoma, nes labai daug žmonių viduje. Ir nuolatiniai kariniai postai, visus iš autobuso sutašym, tikrina. Tai tiesiog 100 kilometrų važiuojam gal kokias 3 valandas ir kelias dobėtas. Na tiesiog labai sunku jau. Dar nenuvažiavau net pusės kelio, jau turbūt kokias 8 valandas kelyje. Nežinau, ką čia baigsis, bet jau pačiam juokinga. Iš nevilties. Mi amor por ti es puro fuego. Fuego. Puro fuego es mi amor por ti. Išaušo rytas, sustojom papusryčiauti vietiniai užeigoje. Ragausiu vietinių arepų. Įdarytų su kažkuo tai viduje. Prieš 20 metų šalies prezidento postą iškovojo Hugo Čavesas. Stiprus socializmo šalininkas žadėjo šviesų rytojų ir atsigavimą. Mano sutikti vietiniai sakė, kad pirmaisiais prezidentavimo metais Čavesas tikrai atrodė galintis išspręsti šalies problemas. Visgi prezidentui nepavyko išspręsti svarbiausio šalies klausimo – pertvarkyti ūkio ir paskatinti kitų investicijų Venesueloje, kad priklausomybė nuo naftos sumažėtų. Pamažu ėmė kilti nepasitenkinimas prezidentu. 2002 metais bandyta surengti perversmą, tačiau prezidentui pasitelkus kariuomenę, perversmas buvo numalšintas. Turbūt tai daug kam primena mūsų kaimynės Baltarusijos pavyzdį, kuomet Lukašenka lakstė pasiėmęs automatą, bandydamas išlaikyti savo valdžią. Važiuojam, sustojom pailsėti sunkvežimio aikštelėje ir pažiūrėkit, kokie gražuoliai stovi. Nu, turbūt jam daug metų, bet labai stilingas ir gražus sunkvežimis. Venesueloje jaučiuosi kaip gyvame automobilių muziejuje. Visi seni, dideli amerikietiški automobiliai, kurie pagal metus atrodo turėjo būti automobilių sąvartyne, vis dėlto yra čia. Jie vartoja daug kuro, tačiau tai nėra problema vietiniam gyventojam. Venesuela turi labai daug naftos ir visai neseniai benzinas buvo toks pigus, kad turėdamas $1 kišenėje negalėdavai nusipirkti beveik nieko išskyrus pusę bako degalų. Kuras kainavo apie 3 centus už litrą. Nafta ir jos produktai yra pagrindinis šalies pragyvenimo šaltinis. Ant
to laikosi visa ekonomika. Pigus degalai duoda stiprų atspalvį ir savitumą šiai šaliai. Apsistojau tradicinėme, labai gražiame viešbutyje. Nakvynė kainuoja 40 eurų, tačiau yra kuo pasigrožėti. Štai tokie tradiciniai pusryčiai. Vištiena, kurią reikėtų įdaryti į riepas viduje, kiaušinis ir tarkuotas sūris. Paragausim vištienos. Labai skani iš tikrųjų. Sultinga. Šviežiai kepta riepa. Kadangi esu Pietų Amerikoje, tai reikia save palepinti šonkauliais. Jie labai skaniai kepa mėsą. Bandom. Sultinga, skani. Venesuela moka gaminti skaniai grillintą mėsą. Tiesiog nuo kaulo plyšta. Prieš 10 metų Čavezui mirus nuo vėžio prie prezidento vairo laikinai stojo įpėdinis viceprezidentas Nikolas Maduras. Kiek vėliau laimėjęs ir prezidento rinkimus, opozicijos laikytų suklastotais. Maduras tęsė griežtas Čavezo socialinės gerovės programas ir kainų kontrolės politiką, kuri šaliai atnešė tik dar daugiau sunkumų. Tiek opozicija, tiek žmogaus teisių aktyvistai kaltina prezidento administraciją, laikant šimtus politinių kalinių ir taip siekiant užgniaužti bet kokią kritiką ir neramumus. Metro stotyse labai daug benamių, daug kartonų pritiesta, žmonės tiesiog čia gyvena, miega, ilsisi. Metro stotyse galim ir apsikirpti, ir apsipirkti, ir spa, ir masažų, ir viso kitokių malonumų. Dar kartą atėjau į metro stotį, važiuosiu į kitą miesto galą, kadangi dabar kamščiai, tai metro pakankamai lengva susisiekti. Vien pirmosios Maduro prezidento kadencijos metu buvo uždaryta 115 žiniasklaidos priemonių. Buvo blokuojamas internetas, viešėjo korupcija. Siekdama neva padėti vargstantiems, venesueliečiams įsigyti maisto, prezidento administracija ėmė įgyvendinti būtiniausių maisto produktų pirkimo programą. Tiesa, už jos valdžios institucijos mokėdavo 3-4 kartus daugiau, nei jie kainuodavo rinkoje. Greitai išaiškėjo, kad tiekėjas, iš kurio buvo perkamas maistas, priklausė prezidento artimai aplinkai. Situacija šalyje vis prastėjo, kol prieš 4 metus Venesuela prasidėjo prezidentavimo krizė. Maduras buvo perrinktas antrai kadencijai, tačiau rinkimuose nebuvo leista dalyvauti jokiems opozicijos kandidatam.
Per pastaruosius 10 metų įsibėgėjus hiperinfliacijai, ji kartais siekdavo net 10 000% per metus. Iš pinigų nelikdavo nieko. Valdžia pridėdavo keletą nulių, pakeisdavo banknotų spalvą ir toliau sėkmingai spausdino bolivarus. Iš beverčių banknotų nagingesni gyventojai pradėjo gaminti piniginės, rankinukus ar kitus dirbinius. Tokiu būdu bent jau sugebėjo įsigyti duonos. Gatvėje nusipirkau labai įdomių suvenyrų. Štai pasižiūrėkite. Iš pinigų pagaminta tašė. Galima nešioti ant peties. Savotiškai įdomu, ne? Ir štai tokius origami darbelius daro. Išlankstyti pinigėlį ir suklijuoti. Tam naudoja štai tokius beverčius banknotus. Venesuela garsėjo savo naftos ištekliais, kurie leido šaliai klestėti ir augti. Per Antrąjį pasaulinį karą Venesuela buvo 3. vietoje pagal naftos eksportą pasaulyje. Visa tai tęsėsi maždaug iki 1980-ųjų, kai naftos kainos ėmė ženkliai kristi. Tačiau Venesuela gyveno šią dieną, nežiūrėdama į ateitį ir neinvestuodama į kitas ūkio šakas. Tai turėjo ženklios įtakos šalies ekonomikai. Jie ėmė smukti. Tai pradėjo augti infliacija, skurdas, nusikalstamumas. Vėliau nusikaltėliai ėmė gatvėse stabdyti prabangesnius automobilius ir juos savintis, o vairuotojus išmesdavo arba nužudydavo. Taip pat padaugėjo žmonių pagrobimų gatvėse, ypač vaikų. Už juos buvo reikalaujama išpirkos. Kuo toliau, tuo labiau situacija šalyje prastėjo. Jeigu anksčiau baimindamėsi dėl savo gyvybių, jie niekur neišeidavo tik vakarais, vėliau net ir dienos metu ėmė jaustis nesaugiai. Dar prieš 10 metų Venesuelos naftos eksportas siekė 750 milijardų JAV dolerių per metus. Šalis turėjo daugiau nei 42 milijardus JAV dolerių atsargų užsienio bankuose. Tačiau prasidėjo recesija, o 2019 tuomečio JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija įvedė sankcijas valstybiniai naftos įmoniai. Daugiau nei 7 milijardai Venesuelos valdžiai priklausančių dolerių buvo įšaldyti, sankcijos įvestos po prezidento Maduro pergalės rinkimuose. Tie rinkimai buvo laikyti suklastotais, o teisėtų šalies vadovų Trumpas pripažino Gaido. Kiekvienais metais sankcijos šalis slėgia vis labiau. Esu Herojų parke, galbūt netgi bulvarų tai reiktų pavadinti. Žmonės čia renkasi pailsėti, pasimėgauti žaliąją miesto zoną, nes aplinkui labai triukšminga. Važinėja riedučiais, laižo ledus, einam pasivaikščiosim, apžiūrėsim kitos herojus. Taigi šioje aikštėje matote visus herojus. Išsirikiavę didieji bolivarai. Ir štai ten stovi tankas fone. Saugo juos. Toliau eiti man niekas neleidžia. Labai daug kareivių surginkluotų automatais. Matot ir galima pagroti su spygliuota vėla. Pasigrožėsiu jų išvaduotojais. Venesuelos gyventojai tikrai šaunuoliai, prisitaikė prie dabartinės situacijos. Žiūrėkit, ir sportuoja vakarais, ir būreliai įvairiausi, ir dainuoja, ir šoka gatvėse. Džiugu matyti žmonės besidžiaugiančius gyvenimu. 2019 metais, turėdamas didelį opozicijos ir visuomenės palaikymą, JAV remiamas opozicionierius Guaido pasiskelbė laikinuoju Venesuelos prezidentu. Nepasitenkinimas Maduro valdžia išaugo į didžiulius protestus. Iš pradžių taikus protestai buvo malšinami jėga, įsikišo policijos pareigos, žmonės buvo suimami, mušami guminėmis lazdomis, tačiau situacija aštrėjant pasitelkta Madurui pavaldi kariuomenė, kuri naudojo guminės kulkas ir garsinės granatas. Gyventojai vėliau supratė, kad net ir opozicijos
revoliucijoje veši korupcija. Protestuose nebedalyvaudavo. Vis dažniau imta kalbėti apie tai, kad didžiausia humanitarinė krizė ir migracija Pietų Amerikoje per visą istoriją. Žmonės ėmė masiškai bėgti iš šalies, kartais net pėsčiomis. Po truputėlį vakarėje, užsidarinėja parduotuvėlės, prekeiviai keliauja namo. Labai didelės eilės prie autobusų, kad galėtų vietiniai žmonės namo sugrįžti. Šiek tiek šiukšlių, nemažai triukšmo. Toks keistas tas Karakasas miestas. Negalėčiau čia gyventi. Pirkau ledų už 50 centų, paragausim tai. Kaip labai skanus ledai. Tokie pigus. Tačiau kalbėjau už $10 ir galvą pasikirpti ir dar alaus duoda. Tekas už 10, galėtų būti ir Lietuvoje, taip, ne? Gal ir nesaugios gatvės, bet kai vyrui reikia pasikirpti barzdą ir susitvarkyti, tada jau eini ir viskas. Na matote, ženklą, nėra ginklų. Reiškia, ginklų nėra. Bet kuriame Pietų Amerikos mieste reikia būti labai budriems. Tamsiuoju paros metu geriausia visai nekišti nosies laukan. Skamba gal ir keistokai, tačiau taip jau yra. Sostinė Karakasas pavojingiausias Venesuelos miestas. Policija nepajėgi susitvarkyti su gatvių plėšimais, žudimais, vagystėmis ir kitais nusikaltimais, nes neturi pakankamai pajėgų. Karakase geriausia vaikščioti su gidu arba grupėmis ir tik šviesiuoju paros metu. Atėjau jų Bolevaro aikštę. Kalėdiniai papuošimai, bet matote, budi ir policija. Tai manau, kad nieko nenutiks. Ta graži tvarkinga aikštė, kol yra žmonių ir policijos, tol manau, kad tikrai saugu. Žmonės ilsisi, kai kurie išgerinėja stipresnius gėrimus parkelėje, bet šioje šalyje galima, niekas nebaudžia už tai. Stebėkit, ką dainininkai daro Venesuelai.
$7 plus riba. Tokia vietelė už grotų. Įlenda, paragausime. Tik labai skanu. Ir avokadų sezonas dabar. Tai avokadai tiesiog burnoj tirpsantis. Kaip pasaka. Nelabai smagu pietauti, kai benamiai aplinkui šlaistosi, bet iš šalis nieko nepadarysim. Va, labai skanu. Pasivaikščiosim gatvėmis. Labai daug žmonių visur. Vidurys darbo dienos, bet tiesiog lūžta šaligatviai nuo praeivių. Visi kažką parduoda, kažką perka. Nesuprasti, kodėl nieks į darbą neina. Pastebėkit šalia manęs, kaip laiko žmonės tašis. Visi laiko prieki savęs, nes labai stipriai vagia. Daug kišenvagių. Noriu daug telefono traukti, nes gali būt, kad tu jo neteksi. Labai jau nesaugi vieta. Policijos ir spygliuotos tvoros. Galiu pasakyti atvirai, kad ši šalis man labai patiko. Gamta nuostabi, žmonės linksmi ir draugiški, o gamtos vaizdai nuostabūs. Venesuela, mano manimu, viena įdomiausių šalių keliauti Pietų Amerikoje. Į ją planuoju sugrįžti ateityje, kuomet keliausiu egzotiškoje ir sunkioje ekspedicijoje gilyn į Amazonės džiunglės, pas uždarus Yanomami indėnus. Jeigu filmus buvo įdomu žiūrėti ir norėtum išreikšti padėką, kur yra labai svarbi keliaujant, būčiau dėkingas, jei paspaustum Super Thanks mygtuką po YouTube playeriu arba prisidėtum prie Egzotiniai keliai Contribui platformoje. Ačiū ir iki kitos savaitės.